Priedas prūfi skirtas statybinių mišinių ir betono struktūros sandarinimui vandens nepralaidumo padidinimui. Nes sudėtyje nėra chloridų, todėl tinka ir armuotoms gelžbetonio konstrukcijoms. Skirta gaminti betoną su padidintu vandens nepralaidumu. Plastifikuoja šviežiai pagamintą betono masę ir sumažina mineralinių druskų išsiskyrimo į paviršių galimybę. Gali būti naudojamas kaip betono nuo dulkių apsaugos priedas. Pagerina statybinių mišinių sukibimą, tai reiškia rišamąsias savybes, ypač formuojant mūro mišinius. Betonas su padidintu vandens nepralaidumu dažnai naudojamas pastatų konstrukcijų dalims esančioms po žeme, taip pat konstrukcijoms, kurios numatytos sąlyčiui su vandeniu. Vandens nepralaidumą didinantis priedas proof keičia, tai reiškia veikia pagrindinių medžiagų savybes, struktūruoja statybinius mišinius ir padaro juos tankesnius. Struktūrinis priedas prūva suteikia struktūrą visiems statybiniams mišiniams. Plastifikuojančios savybės padidina atsparumą spaudimui, adheziją, sulėtina eflorescenciją, baltų druskų išsiskyrimą, apsaugo nuo segregacijos, sluoksniavimosi ir neturi chloro junginių. Priedas įmaišomas į skiedinį arba betono masę maišymo proceso metu. Prieš naudojimą priedą gerai išmaišykite ir įpilkite į betonui ar mūro skiediniui skirtą vandenį. Vandens kiekį skirtą skiedinio maišymui sumažinkite 10%. Betono masę arba mūro skiedinį su priedu būtina sunaudoti per 60 minučių. Esant normaliam vandens slėgiui, taigi atmosferos slėgiui. Tinko skiedinio sluoksnį reikia formuoti. Milimetrų storio ir rekomenduojama jį tepti 2 sluoksniais. Padidėjus vandens slėgiui, tinko skiedinio sluoksnio storis turi būti milimetrų. Rekomenduojamas priedo sunaudojimas yra nuo cemento masės. Arba kaip nurodyta. Nuo 5 iki 1 litro 50 kg cemento. Laikyti gerai vėdinamose patalpose. Priedą reikia saugoti nuo užšalimo. Jei užšalimas įvyko, priedą reikia kruopščiai ir intensyviai permaišyti. Plastikinius indus laikyti sandariai uždarytus originalioje pakuotėje. Saugoti nuo vaikų. Tiesioginis sąlytis su skysčiu gali sukelti stiprų odos ir akių uždegimą, taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į medikus. Dirbant su vandens nepraleidžiamumą didinančiu priedu, reikia dėvėti darbo apsauginius drabužius, mūvėti guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštinės ir batus, o taip pat rekomenduojama naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai bei apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.